Tai išties unikali, įvairiapusiška 17 amžiaus pirmos pusės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybė. Teisininkas, medikas, pedagogas, poetas. Galima būtų vardinti dar daug epitetų susijusių su juo. Svarbiausia, Aleksandras Karolis Kurcijus buvo pirmuoju mokytojų Jungtinėse Amerikos valstijose, o tiksliau New York'e, kuriame jis dirbo 1659–1661 metais. Grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų, tuo metu tai buvo kolonija, kuri priklausė Olandijai, o New Yorkas vadinosi Naujoju Amsterdamu, jis tapo taip pat ir Kylio universiteto profesoriumi Vokietijoje. Dar prieš tai jis buvo kurį laiką mokytojų Slovakijoje. Aleksandras Karolis Kurcijus buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos didikais Radvilomis. Yra išlikęs 1659 metais iš New Yorko Boguslavui Radvilai, kuris tuo metu gyveno Karaliaučiuje, rašytas laiškas, kuriame Kurcijus teigia, jog yra pasiruošęs grįžti į tarnybą pas Radvilas. Nes tuo metu jis ten susipyko su Olandų vadovybė, su vietos gyventojais. Na ir to konflikto pasiekoje jis, kaip jau minėjau, grįžo į Olandiją.